Šons! Pagrai! Ait per antrą! Gėlės, biški besibūrenčios įvelino. Kariauna, paliekdamus matytų čia. Mums dar laikinai čia esančius. Kaip prisijungsim pažin. Kelkis sūnaitėlį, kelkis sūnaitėlį, gana tau golėcija, jau laikas jau parelė, joti ant vainelės, atsikelsiu, nusiprausiu ir apsirėdysiu savo mielai motinėlai, sudėl pasakysiu. Kada kalbam apie tą religijos, tarkim, ar apeigos rekonstrukciją, tai aš pastebiu, kad beveik 90% pastebimų atvejų tai yra, vat, būtent, kaip buvo pasakyta, tai yra scenos atkartojamas su atitinkamais kostiumais, kada žmonės ten nenori, jie bando kažkaip tais prisimesti, atkartoti vaizdelį, iki industrinės, tarkim, Lietuvos, su įvairių etapų, ten kas užsidės šiaudinę skrybelę, kas ten sermėga, kas dar... Bandymas pirmiausia tokį parodyti, atotrūkį, kad tai vyksta toks jausmas kaip ir ne dabar, kaip tos, mes esame šalininkai to, ir bandymas atkartoti tam tikrų ritualų dėmenų, tarkim, ten druskos, koks įmetimas į ugnį ir panašiai, ir be aiškaus to konteksto suvokimo. Listai kažkas buvo paklausę, istorikas vienas, juokavom, sakom, ko reikia, kad baltų kultūra atgimtų, sakau, reikia, kad gimtų tie žmonės su tą atmintimi, bet aš turėjau mintis su dvasinė atmintimi. Ir jie tada užaugę šiuolaikiniam gyvenime, jie išskleistų tą atmintį, taip kaip jie dabar gali įsiskleisti. Gyventi pats savo nemeluodamas, tai pirmas sugrius gyvenimas, po to naujas pradės rastis. Ir tada viskas supras. Ir ateitų motulai, man rodelai išduotų, man rodelai išduotų. Ir ateitų sestulai, man rodelai išduotų, man rodelai išduotų. Ir ateitų tėvoli, šalgonėlai surastų, šalgonėlai
Ateis mergelė vandenėliuose, atėjo mergelė vandenėliuose, tai atjojo bernelis žirgelio girdyti, atjojo bernelis žirgelio girdyti. Mergožėlė mano balta lelijėlė, ar eisi už mane, ar būsi man miela, ar eisi už mane, ar būsi man miela. Bernožėlė mano baltas dobelėlė, nei eisiu už tavį, nei būsiu tau miela, nei eisiu už tavį, nei būsiu tau miela. Bernožėlė mano baltas dobelėlė, ėmė gražu mėly iš mano veidelio, ėmė gražu mėly iš mano veidelio, ėmė gražu mėly iš mano veidelio, privijai bantelių iš mano kaselių, privijai bantelių iš mano kaselių. Privijai bantelių iš mano kaselių, pašėri žirgelį žaliojom rotelėm, pašėri žirgelį žaliojom rotelėm, pašėri žirgelį žaliojom rotelėm, pagirdai žirgelį. Mes savo tautiniam, kaip lietuvių kostiume, etnografiniam, beveik nėra išlikusi ta tokia tradicija savo kažkokį, ta prasme, skraistę kažkokį sektis per ranką. Latvijoje ir Estijoje yra. Vat, pavyzdžiui, Latvijoje jie rimtai, jie sakau, jie taip, kur dešinioji ranka liktų laisvai, jie segasi, tai va. Ir dažniausiai, jeigu mes, paimkim tą archeologiją, kažką, kai randama didžioji segė, kuri turėtų prilaikyti skarą arba saus, ten randama dešinę. Vakarėlį pinio rūtų vainikėlį, pinio rūtų vainikėlį. Ir nupyniau, nudabinau, ant galvelės užsidėjau, ant galvelės užsidėjau. Siuntė mani matinėlą, Dunajėlina vandenėlą, Dunajėlina vandenėlą. Tai papūtė šiaurės vėjas ir nupūtė vainikėlį, ir nupūtė vainikėlį, ir nupūtė vainikėlį. Šonan Dunajėlė, anam šone Dunajėlė, anam šone Dunajėlė, stovi polkas Bernožėlio, stovi polkas Bernožėlio. Bernožėlė, sakalėlė, ar nematėt vainikėlio, ar nematėt vainikėlio.